Patrikai, kaip įvertinti rungtynės? Na, iš šono žiūrint, tai fantastiškai sunkios turėjo būti. Nu, sunkios varžybos, bet vis tiek mes kovojam. Pirmą kėlinį, kaip treneris sakė, pirmas 10 minučių sužaidėm gerai. Paskui tikriausiai, kaip įmušėm 2 golus, atsipalaidavom biškį, tai jie mus pasivijo, kaip sakant. Ir tada mes vėl susijėmėm ir žaidėm gerai rungtynės. Ir kaip sakoma, nu, tą spaudėm juos, įmušėm ir tiek. Šiandien sužaidai pats asmeniškai tikrai įspūdingas rungtynės, buvai komandos lyderis, užvedinėjai komandą ir pačioje pabaigoje 1 prieš 3 žaidėjai. Iš kur tiek jėgų šiandien pastojai papildomai? Nu, kaip čia pasakyti. Net nežinau, nu, treniruojas, yra jėgų, žaidži. Žinai, kad reikia žaisti, nes reikia padėti komandai, kaip sakėt, būti lyderiu. Tai nežinau, jėgų netrūksta. Kaip ten toj situacijai su paskutiniu įvarčiu, nes praktiškai tu irgi ten sukūrė? Nu, komandinis žaidimas vis tiek. Ne aš vienas sukūrė komandą, nes kaip visi žaidė, tiesiog taip pasisekė, taip gavos, kad įmušėm. Ačiū.